pažinau karalių tavyje į žingsnių aido ir iš akių blizgėjimo aštraus, nors kartas jos iš tavo liūdno ir pailgo veido man švietė giedrumu audros nuskaidrinto dangaus. Kiekvienas tavo žodis išdidus, bet mielas, kiekvienas tavo mostas laisvas ir platus, kalbėjo apie didžią gražią sielą, praaugusią lyg aukštas medis girioje visus medžius. Juk tu sakei, per žemę mes praeinam tik vieną syk, tad būkime tvirti. Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą, tas nesutirps mirtį. Tačiau, nors neturėjai tų namų, kai saulė leidos, nei sosto, nei tarnų karališkam dvare, iš tavo liūdno ir pailgo veido aš pažinau karalių tavyje. Kad padainuosim labai gražią suvalkietišką dainą su bosavojimu. Tai skambės labai neįprastai, bet Suvalkijoje taip pat taip dainavo. Oi, siuntė, siuntė mane močiutė, įlygęs lankas šienelio grėbti, įlygęs lankas šienelio grėbti, žalioj vireliai, lygioj lankeliai, kalbino mane jaunas bernelis, kalbino mane jaunas bernelis, ne tiek kalbino, kiek jis viliojo, aukso žiedelį man dovanojo, aukso žiedelį man dovanojo. Būsi, nebūsi mano mergelė, tepanešioti maldos žiedelį, tepanešioti aukso žiedelį, imk panešiokit mano žiedelį, paminavokit mano vardelį, paminavokit mano vardelį. Nešiot nešiosiu aukso žiedelį, neminavosiu tavo vardelį, neminavosiu tavo vardelį. O jeigu jau kiltų klausimų, iš kur čia tas folkloras, tai folkloras yra neatsiejamas nuo šitos giminės, nes profesorius Stasys Šalkauskis
Jisai yra šokęs gal vieną kartą, oficialiai yra žinoma, kad šoko, bet dainavimą labai mėgo. Tai dėl to tas dainavimas tęsiasi tolin per Šalkauskių, kaip sakant, jau sūnus Julius savo šeimoje visą laiką dainuodavo. Ir man teko pas juos kartu šeimoje per 3 karalius, visada būdavo tokia tradicija būtinai susirinkti padainuoti. Ir aišku, vėliau jau tikriausiai pačioj pabaigoje, kai baigsim oficialią dalį, dar vis tiek grįšime prie dainavimo ir dar prisiminsim, kad visgi šitoj giminėje dar paskutinis dalykas visada, kuris būdavo baigiant bet kurią šventę, tai bus, sugėdosime psalmę, bet čia jau bus pati pabaiga. Šiandien bibliotekoje yra tikrai neeilinė diena, nes neeilinė proga. Stasio Šalkauskio sūnaus Juliaus žmona Ritonė pristato šiandien knygą apie garbingą, daug Lietuvai nusipelniusią Šalkauskių Goštautų giminę. Dabar pradžioj paprašysim jūs, kaip autorę, mūsų pažindinti, iš pradžių jūs sakėt vaizdais, supažindinsit mūsų knygą. Atsiprašau, aš labai jaudinuosi ir labai džiaugiuosi, kad pilnutėlė salė bendraminčių, bendražygių, kad tiek daug žmonių yra atsimenančių ir dar gerbiančių Šalkauskį. Prieš jūs žygiuoja Stasys Šalkauskis. Tai yra 35 metų Šivickio filmuotas kadras. Jis eina Kęstučio gatve, eina į universitetą. Sveikinasi su jūs ir tikriausiai sveikinasi mėly tamstos. Tai buvo jo žodis, labai mylimas žodis ir šiandien, kai aš skaitau jūsų sužadėjimo laiškus, tai vienas kitą kreipiasi tamsta, tamsta ir ta žodis tamsta tiesiog skamba sakraliai. Tai žygiuoja gyvas Šalkauskis. Jis pasisveikino su mumis, toliau jau pradedu kalbėti aš. Tai ta knyga, kurią surankėjau, sudėliojau iš visokių galimų šaltinių, iš archyvų, dokumentų, prisiminimų ir daiktų. Viską sudėliojau į tą knygą. Man pačiai buvo klausimas, jeigu aš rašau apie patį Stasį Šalkauskį, taigi reikia atsiminti ir jo pusbrolius, pusseseris, nes jie irgi buvo tikrai nemenkos asmenybės ir paliko savo gražų pėdsaką. Portretas Šalkauskio pats paskutinis, oficialus portretas, tai dar Vytauto didžiojo universitetas, rodas 40 metų pradžioj buvo užsakęs Sakalo spaustuvėje. Jis atspausdintas, universitetas nespėjo pasiimti, jis buvo jau uždarytas ir tie visi portretai nuėjo į ūkinių prekių parduotuvę, vynioja vinis. Vanda Šalkauskienė pastebėjusi išprašė iš pardavėjo keletą egzempliorių. Tai va, tas portretas toks ir yra. Taip. Čia Stasio Šalkauskio seneliai. Petras Šalkauskas, kuris gimė daugiau jau negu prieš 200 metų. Aš tiesiog datomis šiandien netikslinsiu. Knygoje vyrai yra tiksliai, o čia jo žmona Teresė Buježinskaitė. Jie buvo laisvieji valstiečiai. Paskutinė jų gyvenamoji vieta buvo Joniškis. Šeima didelė. 9 vaikai. Štai yra tie 3 vyrai. Vyriausias sūnus Aleksandras, Julijonas ir Petras. Apie šitos 3 žmonės aš ir rašau. Ten kiekvienam yra savotiškas skyrius. Ir štai nuotrauka. Kai buvo Šalkauskių giminės susitikimas, visi pasidalinom nuotraukomis, o šita nuotrauka liko niekam nereikalinga. Visi įsiskirstam nuoką. Nieko jie nereiškia. Net Julius sakė, kam tu ėmė, sako, man jinai graži. Ir įsivaizduot, muziejininkai iššifravo, viršuje užrašyta ant tos plokštės Kazimieras Šalkauskis, lenkiškai užrašyta. Ir daugiau įrašo nebuvo galima įskaityti. O muziejininkai įskaitė ir kad tai yra kapas Odesoje. Štai to kapo detalė ir fotografuota 1893 metais.
Bet tos nuotraukos antroji pusė įdomi. Farmacininkų reklama, iktiolas ir visokie kitokie vaistai. Ir pasirodo, kad šitas Kazimieras Šalkauskas buvo farmacininkas, Odesoje miręs ir kolegos jam šitą paminklą dovanoja. Ant to paminklo užrašas. Taip, ir iš tikrųjų ir bažnytinėse knygose radau šitą Kazimierą Šalkauskį, šito Petro Boježinskaitės sūnų. Taip dabar. Vyriausias sūnus Aleksandras, jis vedė Ameliją Lipštavičiūtę. Vėl čia labai įdomi Lipštavičių istorija. Mane taip užkabino, jos brolis buvo sukilėlis, Pranas Lipštas, ir kaip palikimą paliko draugo sukilėlio nuotrauką, kurią atsivežė į Sibiro, vienintelį palikimą seseriai Teodorai paliko. O ta nuotrauka tokia, tiesiog sakraliai. Štai šitoje šeimoje, Petro ir Amelijos šeimoje, vėl 9 vaikai, 3 vyrai ąžuolai, visi carinėje Rusijoje karininkai. Vaclovas, Konstantinas ir Stanislovas. Stanislovas vyriausias sūnus, jis žuvo Pirmajam pasauliniam kare, buvo caro kariuomenės pulko vadas. Kaip tik 14 metais radau ir internete, žuvo Rytprūsiuose, visas jų pulkas tiesiog žuvo. Konstantinas irgi buvo kariškis įvairiuose padaliniuose, nenoriu smulkytis, vis ten istorijoje, karininkų istorijoje ir bylose iššifravau ir radau. Ir jis dar sulaukė net nepriklausomos Lietuvos. 18 metais jis apsisprendė Lietuvoje ir dar kūrė lietuvišką kariuomenę. O trečiasis, aišku, karinę tarnybą baigė, ypatingos veiklos neradau, tik radau genocido centre, kad jis buvo partizanų rėmėjas. Aš tiek ir apsiriboju vyriausios sūnaus Aleksandro gyvenimu. Ten knygoje bus daug daugiau. Dabar pereinu prie kito sūnaus. Jau čia Petro Šalkauskio, kuris vedė Marija Gaidamavičiūtė, jų šeimoje vėl 10 vaikų. Ir ta pati ryškiausia, žymiausia, tai buvo Teodora. Dar ir šiandien aš randu jos pėdsakus, ji dirbo Raudonajam kryžiui, buvo labai nusipelniusi gydytoja ir vėl randu pėdsakus, kokia buvo teikiama slaptai pagalba partizanams iš Raudonojo kryžiaus ligoninės. Aš suradau jos ir kapą. Ir tarp kitko, jinai, kai generolas Vėtra grįžo iš Tutkovo ir dar jis pusę metų tarybiniai kariuomeniai prabuvęs, atėjo pas Kazį Šalkauskį ir šita Teodora į savo namus jį priglaudė. Pa šitą Teodorą Šalkauskaitę, Vytartienė, generolas Vėtra pragyveno. Ten kita sesuo Radvilavičienė, vėl tremtinė. Čia tėvai, mano sumaišyta kadrai. Tai va Petras Šalkauskis ir jo žmona Marija Gaidamavičiūtė. Taip, o čia vėl tie 3, šitoj šeimoje irgi 10 vaikų, vėl visi kariškiai. Štai visi šitie 3 vyrai, Henrikas, Juozas, Eugenijus, jie visi Sibire nukankinti. Vienas Mordovijoje, kitas Sverdlovske ir trečiasis nunuodytas. O taip, Juozas tiesa prie Baikalo. Štai jie visi kariškiai. Henrikas, jo sūnus irgi Henrikas Šalkauskas buvo Australijoje tas garsus dailininkas, turbūt žinomas kai kam ir pažįstamas. Štai 4 sūnus Česlovas, jaunystė ir jo šeima. Vėl gyvenimas jo super tragiškas. Jis yra Rainiuose nukankintas. Tarp tų 76 nukankintų lietuvių. Ten jo šeima, čia jis jaunystė, žmona ir dukros.
Štai buvo pirmasis kapas Rainiuose. Tai buvo atkasta, tai buvo... Taip atrodė tam kape Česlovas. Štai dabar kitas sūnus Kipras. Vėl tremtinys, iš tremties grįžo. Aišku, suvargęs, bet vėl čia toj giminė toks didelis solidarumas, kai juos trėmė, tai močiutė jų vieną dukrą pagrebė, paslėpė ir saugojo. Ir išaugina močiutė, grįžo, susijungė šeima. Aišku, čia jau vėlyvesni laikai, jo dukros ir giminės. Nebenoriu. O štai. Jie Lietuvoje amžino tos mirusius Sibire, nukankintus sūnus. Ir štai, trumpai praėjom Aleksandro ir Petro gyvenimus, o dabar ateinam prie Julijono, prie Stasio Šalkauskio tėvą. Tai jo tėvas jau čia solidžiuose metuose burmistras ir jo žmona Barbora Goštautaitė. Štai jų visa šeima, 9 vaikai, Šiauliuose prie jų namo. Dabar tai jų gyvenimo istorija beveik jau pilnai atskleista. Trumpai noriu pasakyti, kad Julijonas, matyti ir šeimoje, buvo skatinamas, tiesiog skiriamas mokslui. Jam buvo duota gal ir daugiau galimybių. Ir jo noras tapti mediku, tai buvo Lietuvoje neįgyvendinamas. Tam jis pasinaudojo ir gudrybę, iš caro administracijos už lašinius nusipirko bajorystės dokumentą. Ir su to fiktyviu dokumentu jis nuvažiavo į Peterburgą ir įstojo į karo medicinos akademiją. Jis ją baigė, ten studijavo kartu su garsiuoju Pavlovu. Gavo laisvą diplomą, nes ten jis nesinaudojo jokiom pašalpom, galėjo grįžti į Lietuvą, grįžo į Lietuvą. Lietuvoje vėl gerų vietų nėra, tai jis dirbo Žagarėj, Ariogaloj. Ariogaloje pradirbo jis 5 metus ir jis ten begydydamas prastuomenę, kaip sako, gydė prastus žmonės, ne be pinigėlių, o iš turtingų žmonių paimdavo daugiau. Ir jį pakvietė Goštautai. Stanislovas Goštautas turėjo daug ligų, padagrą ir kitokių dalykų. Ir jis ten pamatė Barborą Goštautaitę, 18-metę. Jis, būdamas 32 metų, vedė Barborą Goštautaitę. Štai čia įsiliejo ir didikų kraujas. Bet kaip aš suprantu, kad tai buvo ne vien tik forma, bet ir buvo gilus ugdymas. Jeigu dabar stabtelties tą giminę, Barboros Goštautaitės mama yra Korevaitė. O kas Korevas, tai turbūt žinot, kad tai Kletas Koreva buvo irgi 1863 metų sukilimo vadas Trakų pavietė, bet vėl žmogus studijavęs Maskvoje, tai yra Leningradė miškininkystė, prasidėjus sukilimui, jis grįžo į Lietuvą ir vadovavo. O aišku, jis buvo pagautas Kaune, nužudytas, bet vėl kaip gyva legenda pasakoja, kad motina dalyvavusi toj egzekucijai, pamilkusi jo kraujyje nosinę, padalino kitiems sūnums kaip įpareigojimą ginti žemę. O ta legenda antiek gyva ir mane pačią stebina, tiesiog, kad net Julius, anūkas, tą nuotrauką jam buvo pati brangiausia, ir su šitą nuotrauką jis kišenėje besinešiodamas ėjo ir sausio 13 ir visas ekspedicijas jam buvo įkvėpimo šaltinis. Mes buvom nuvažiavę, ta Korevienė šventorė yra jos įrašas ir yra toks išbraižytas paveikslas. Taip. Dabar apie Šalkauskius ką kalbėti. Kiekvienas iš jų buvo stiprios asmenybės ir šitoj šeimoje labai buvo svarbus ir tėvynės gynimas, ir išsilavinimas. Beveik visi vaikai turėjo
aukštą išsilavinimą. O kaip? Jis gydytojas, žmona auginanti vaikus. Ir tas gydytojo sumanumas, jis tiesa iš Ariogalos buvo išvažiavęs į Latviją, Rygoj prabuvo 5 metus, grįžo į Šiaulius ir Šiauliuose tada buvo dar pakraštys, nusipirko didelį žemės plotą, o dabar Šiaulių muziejus kaip tik ir planą surado. Tikrai tą didelį žemės plotą ir kad norėdamas vaikus išlavinti tą žemės plotą visą matuodavo ir parduodavo žemę ir taip galėjo investuoti į vaikų išsilavinimą. Aišku, paskutinis žemės gabaliukas, kurį pardavė, jam buvęs labai sunkus, nes tai jau pirko miesto savivaldybę ir pastatė kalėjimą Šalkauskio pašonėje, bet jam būtinai reikėjo pinigų vaikų išsilavinimui. Aišku, Stasys su Kaziu baigė gimnaziją, jie važiavo į Maskvą, Maskvoje baigė teisę. Stasiui neužteko vien teisinio mokslo. Jis 15 metais nuvažiavo į Friburą, baigė antrąjį katalikišką universitetą. Aš pirmą kartą susidūriau su ir geriau panagrinėjau gyvenimą Friburą ir mokymasi. Supratau ir labai džiaugiuosi, kad tai buvo tokia katalikiškas universitetas, bet tokio aukšto lygio. Svetimtaučiai mokė lietuvis patriotizmo, mokė Aristotelio filosofiją, graikų filosofiją, Šventojo Augustino teologiją, daug dalykų, psichologijas taip. Štai pagrindinis jo mokytojas Munik. Jis matyti ir jo to disertacijos rytų ir vakarų sandorio formuotojas buvo. Štai tai visa lietuvių kolonija. Eretas rašo, kad tuo metu Lietuvoje Friburė buvo 19 lietuvių, visi jie baigė mokslus, grįžo į Lietuvą ir buvo Lietuvos valdyme, institucijos pagrindiniai žmonės. Juk turbūt atpažįstam ir Kazį Pakštą, ir Putiną, Šalkauskį. Ir nesustosiu. Štai jų mokytojas tas Munik. O pažiūrėkit, karo metas, kokia korespondencija, kokia kontrolė. Stasys rašo broliai, vajenąją cenzūrą. Ir laiškuose jis rašo, kad buvo metų, kad iš Lietuvos negaudavo ne vieno laiško. Ir jeigu gaudavo, tai labai pavėluota. Ir ta kontrolė buvo labai rimta. Pragyvenimas, aišku, buvo sunkus, daug vargo, nes ten irgi karas. Ir lyg netyčia tėvam parašo, kad sako, dabar pas mus duonos norma 250 gramų, o nuo kito mėnesio bus dar mažesnė. Aišku, Stasiui buvo labai nelengva, jo sveikata iš vaikystės buvo ant tiek sunki ir prasta, ten buvo, bet jo įdirbis, jo jo valios stiprybė tikrai padarė stebuklus. Ir jis ten išmoko ir prancūzų, ir vokiečių kalbą, apsigynė disertaciją. Vakarams buvo įdomu, Solovjovo filosofiją pristatė, o jam buvo svarbiausia knyga Rytų ir vakarų kryžkelė. Jam buvo Lietuvos istorija svarbu. Apie tai kalbės kiti. Taip. 20 metais Stasys apsigynęs grįžta į Lietuvą. 21 metais Kaune nuvažiuojo pas seserį Vandą Labanauskienę, kurie tikrai gyveno pasiturinčiai, jį priglobė ir jis ten 6 metus pas ją pragyveno. 22 metais organizuojasi Vytauto didžiojo universitetas, jis pereina dėstyti ten. Ir štai. O 24 metais studijuoti atvažiuoja iš Telšių Julija Paltarokaitė. Taip jie susitiko, 20-metė Paltarokaitė ir 38 metų profesorius. Tie santykiai tokie gražūs, tokie kilnūs visai. Jeigu Dievas leis, aš išleisiu jų susirašinėjimo laiškus. Jų yra išlikę 39 laiškai.
Bet mane stebina, kokia ta didelė pagarba, koks supratimas ir kad tie visi metai tai buvo jų saviugdos mokykla. Ir jie ne tik vienas kitą savyje atpažina vertybės, bet jie čia jų tiesiog džiaugsmas danguje, kaip sako, savo džiaugsmą mato danguje ir jūra ir dėkoja apvaizdai už tokį gražų pasaulį. Tai pasiruošę jie ateina į santuoką. Štai 27 metų Kalėdų 3 dieną santuoką susikūrė, 31 metais gimė jų vienintelis vaikelis. Mama su Juliuku čia ir tėvas. Laiminga vaikystė. Čia jau poros metų Juliukas ir Stasio brolis Kazys, kuris yra ir Juliaus Krikšto tėvas. O štai čia istorinė nuotrauka. Jūsgi jau žinot, kad 39 metais Vytauto Didžiojo universitete buvo rektoriaus rinkimai. Ir tiesiog galima sakyti, kad prieš paties Šalkauskio valią jį iškėlė ir iš pirmo balsavimo išrinko rektoriumi. Jis matė labai nekompromisinę figūrą. Tuo metu tokios labai reikėjo. Jam teko prisijimti rektoriaus naštą. Taip, jis rugsėjo mėnesį perėmė rektoriavimą iš Romerio, o spalio 10 dieną tas įvykis, kad Vilnius Lietuvai grąžinamas. Nors visi šaukė Vilnius mūsų, o mes rusų. O jam rektoriui reikia išeiti ir Kauno visuomenį pristatyti šitai džiugią žinią. Aišku, jis išėjęs kalbėjo labai diplomatiškai ir gražiai, kad mes gaunam sužeistą amžinąją sostinę, kad mums reikės labai kūrybiškai atsidėjusiai dirbti ir padaryti Vilnių savo. Ir štai pirmas uždavinys lenkiškas, Stepano Batoro universitetą reikia perimti. Tai kolegos, važiuojam, profesoriai, važiuojam iš Kauno į Vilnių, reikia jį atlietuvinti. Ne taip paprastas ta situacija. Aišku, tą pirmąjį jo šauksmą išgirdo Kazys, jis atvažiavo į Vilnių, gavo tą didelį būtą, paskui į kurį ir tapusi bedarbį ir Stasį priėmė. Ir aišku, paskui, štai buvo va ta profesorių plejada, kuri apsisprendė iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto atvažiuoti į Vilnių. Ir Vilniaus universitetui paskirtas rektorius Mykolas Biržiška ir Stasys Šalkauskis, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. Ir štai tie visi žmonės, kurie atvažiavo. Mykolaitis Putinas, Vaclovas Biržiška, Zigmas Žemaitis, Petras Katilius, Zenonas Ivinskis. Nu, čia ir visi kiti buvo tie žmonės, kurie pirmieji atvažiavo ir pradėjo universiteto atlietuvinimo darbą. Ta nuotrauka buvo Šalkauskio iniciatyva padaryta ir tiesiog jam paplatinta. Nu ir ką? Aš jau toliau bandau peršokti. O, aišku, 41 metai, jis visiškas bedarbis ir po 2 infarktų, jam neliko nieko kito, prašytis grįžti į tėvų namus. Aišku, su sudėtingom sąlygom jį nuvežė į Šiaulius ir gruodžio 4 dieną jis mirė. Ir va dabar skaitau Mykolaičio Putino dienoraštį, tiesiog gražiausias nekrologas, kaip netyčia. Jis duoda ir įvertinimą, ir džiaugiasi. Džiaugiasi bičiulystę, kuri prasidėjo Fribūro laikais, universitete tęsėsi jį be skambių žodžių, bet tai buvo vienas kitą paremdavo darbais. Ir Putinas rašo, kad silpną kūną apleido didelė dvasia. Jis man labai brangus, visa tauta prarado didelį vadą, bet sako, reikia, kad tauta atsimintų jo kūrinį, tauta ir jos ugdymą. Reikia, kad būtų mokinama mintinai. Nes tautos ugdymas Šalkauskiui buvo pagrindinis reikalas, jis tuo gyveno, jam
jis savimi daug mažiau rūpinosi, negu kad savo tauto ugdymas. Jis matė ugdymą per ateitininkiją, per kitas organizacijas. Nu ir gyvenimo pabaigoje, gal, aišku, jis rašė ir prezidentui, skatino kiekvieną naują iniciatyvą, visus palaikė, priešų neturėjo, jo visi džiaugiasi ir jam jokių influencijų nereikėjo. Jo tas dvasios pasaulis jam skynė tiesiog kelią. Visi jo džiaugiasi, nors studentams jo paskaitos ne visiems buvo įkandamos, bet visi jį mylėjo ir gerbė. Tai toks fenomenas buvo. Nu, gal tu ir sustosiu. Aišku, po 41 metų Stasio mirties našliai gyvenimas nelengvas, kuris truko 53 metus, su sūneliu, kuriam tie 10 metų buvo. Aišku, to vaiko gyvenimas ir džiaugsmingas, bet imunitetas buvo silpnas, ir buvo lygos, ir škarlatina, ir kiti dalykai. Jis gyvenimo pabaigoje sakė, aš visą laiką gydžiausi valios pastangom, atsimenu tėvo pastangas ir tik tai atkaklių darbų valios pastangomis sakė, aš 34 metų buvau jau sveikas. Nu ir ką, Juliaus gyvenimas pažįstamas, žinomas, jo folkloras, buriavimas, skautai, tai buvo kultūrinė Lietuvos terpė. Ir dar ką noriu pasakyti, aš gyvenime nesutikau ir nemačiau tokio žmogaus, kuris turėjo tokią graužatį, kad sakė, mano bendramžiai miškuose žūsta ir kovoja, o aš universitete. Bet tas genas, tėvynės gynimas, jam buvo tas skaudus. Taip, jaučiu dabar folkloro meilę. 3 karalių proga visada ateidavo gėdantis karaliai. Štai prie mūsų stalo, čia Šalkauskio kraitinis stalas, kurį iš Kauno atsivežė. Ir štai Justas, kuris čia prieš jus buvo. Ir kiti tie žmonės tiesiog karališkai pagėdodavo, padainuodavo. Ir visi, kaip Justas sakė, buvo partizanų dainos, skambėjo liaudės dainas ir visada užsibaigdavo 71 psalme. Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė ir veikiausia pagalba darbuos. Tai tas toks koncertavimas mūsų namuose gal tęsis kokių 15 metų. Nu, o čia dedu vieną, Juliusgi buvo skautų vadovas. Pažiūrėkit čia, senieji prieškariniai skautai. Bražėnas, Griciūtė, ten gydytojai ir taip toliau, prieškariniai skautai. Nu gal tiek ir baigsiu. Dėkojam Jums labai už tokį glaustą, bet labai išsamų giminės pristatymą. Dar ne knygos, sakyčiau, giminės pristatymą, o ir giminė, ir knyga tai yra žymi mūsų istorijos, žymi mūsų kultūros istorijos dalis. Labai svarbi, labai tas laikmetis mums reikalingas. Dar kol kas duobėtas, skylėtas, bet pamažu mes jį restauruojam savo sąmonėj. Gerbimieji, labai malonu matyti tokią gausią perpildytą salę. Tikrai neeilinis įvykis. Ačiū labai, kad atvykote, kad skiriate laiką. Noriu padėkoti ir prelegentams, kurie sutiko čia dalyvauti. Žmonės tikrai neatsitiktiniai, žmonės susiję su Šalkauskiu vienaip ar kitaip. Darius Kuolys, prisimenu, pirmosios vyriausybės ministras, kuris švietimo srityje, remdamasis tautinės mokyklos Lukšienės koncepciją, pristatė mūsų mokyklos, vadinasi, raidos kryptį. Vytautas Sinica yra jaunas perspektyvus politikas, kuris irgi, ir toj knygoje matyti jo įnašas, jis parengė Šalkauskio disertacijos
leidimą, modernų, pilną leidimą. Ir ta knyga gražiai užsibaigia jo interviu su Julium Šalkausku. Knyga dailininkė Vėliuvienė yra žinoma grafikė, knygų iliustratorė, mūsų Norberto Vėliaus žmona, mitologijos tyrinėtoja. Tai žodžiu, na ir knygos autorė, kuri atliko darbą, jo niekas kitas be jos nebūtų atlikęs. Turbūt iš tų nuotraukų, kurias matėme čia, galima buvo suprasti, kokio įspūdingo, taip sakant, formato šeima, kokios gilios ir istorinės, kultūrinės inteligentijos, tai kelių kartų inteligentai. Irgi rodo, kad taip tuščioj vietoj neatsiranda tokie ir filosofai, ir mąstytojai kaip Stasys Šalkauskis, ir palikęs tikrai gilų pėdsaką mūsų kultūroje. Ir žinoma, lūkesčiai, aš tą knygą skaitydamas, truputį, jinai labai rūpestingai paruošta, surinkta šaltiniai ir labai taip kukliai autorė pati savęs neeksponuoja ir savo vyro neafišuoja per daug, jie pabaigoje tos knygos, ten yra straipsneliai, bet jis surinkusi sąžiningai iš įvairių šaltinių ne tik pasisakymus apie visą giminę, jinai pradeda nuo plačiosios giminės, paskui pereina prie savo uošvių šeimos, ir paskui pagaliau jau tokios 7 dalys yra. Bet ji pati taip pat turi gerą pasakotojos talentą. Skaityti lengva, jinai stilius geras ir ta knyga labai maloniai lengvai skaitosi. Tai aš tik tai atkreipiau dėmesį, kad vis dėlto per 35 mūsų nepriklausomybės metus, kada 90 metais atrodė jau mes Šalkauskis bus mūsų tolimesnės kultūros, jaunimo, jaunosios kartos ugdymo pamatas. Ir vis dėlto labai kuklus įdirbis, palikimas ir paminėjimas. Man įdomu, aš norėčiau paklausti autorės pabaigoje, kaip, sakysime, ar gali tikimybė atsirasti tokia, kaip Venclovų namai, kokie Šalkauskio namai? Ar yra tikimybė tokia ar ne? Tai, žinot, nenoriu per daug užimti laiko, noriu duoti žodį kalbėti, kurie turi taip pat giliai susipažinę su knyga ir Šalkauskio asmenybė. Nors čia, žinoma, ne Šalkauskio konferencija. Čia mes turime kalbėti apie knygą, koks yra turinys, kuo jinai svarbi, kuo jinai reikšminga. Tai gal pradėsiu nuo Dariaus Kuolio ir paprašysiu jį, taip sakant, savo perspektyvą pristatyti. Ačiū, Vidmantai. Labą vakarą, gerbiamosios ir gerbėmieji. Turim visi padėkot knygos autoriai, Ritonijai Šalkauskienei. Už labai svarbų darbą. Ką ji čia parodė, tai tik dalis, tos knygos dalis. O iš tikrųjų tai pasakojimas, nuaustas pasakojimas, labai subtiliai, iš įvairių siūlų. Mes turim giminės, didžiulį giminės ir medį. Ir tas medis išaustas su tokia stipria ir meile, ir pagarba, ir profesionaliai, su dideliu rūpesčiu ir išmanimu. Mes matom giminę, kuri yra suaugusi su visa Lietuvos istorija. Yra pačios Lietuvos istorijos ta giminė sukurta ir
iš Šalkauskių ir iš laisvųjų valstiečių ir iš didikų giminė kurta. Ir sykiu ta knyga, Ritonės Šalkauskienės knyga, rodo, kaip pati giminė kuria Lietuvos istoriją. Kaip palaipsniui jinai įsijungia ir tampa kertine modernios Lietuvos istorijos kūrėja. Kai kultūra, idėjos brandina modernios tautos tapatybę ir deda pamatus tai moderniai lietuvių tautai 20 amžiaus pradžioje. Tai vat iš kur Stasys Šalkauskis ši knyga mums leidžia suprasti, leidžia suvokti. Mūsų kasdienybė įsiviravusi tą nuostatą, kad Stasys Šalkauskis iš bajorų ir tiek, ar ne? Antanas Maceina iš valstiečių, Juozas Girnius iš valstiečių, Stasys Šalkauskis iš bajorų. Ne, iš laisvųjų valstiečių, kurie subajorėja, bet subajorėja taip, kad pats caras juos įrašo į Rusijos imperijos garbingųjų piliečių sąrašus. Ir tas įrašymas yra paveldimas už nuopelnus. Aišku, Rusijos imperijai nuopelnus, ar ne, bet tai yra ir garbingo valstiečio Julijono Šalkauskio tarnystė žmonėms, kurie yra įvertinta. Kas čia, man atrodo, būtų svarbaus šiandienos visuomeniai? Ponios Ritonės nuveiktas darbas, ką jisai sakytų ir ką vertėtų mums išgirsti iš ponios Ritonės pasakojimo. Ši knyga parodo, kokios svarbios buvo idėjos ir pati kultūra. Stasys Šalkauskis jaunuolis, kuris gauna tokį gyvenimo imperatyvą iš senelių, iš tėvų, iš motinos, iš Goštautų ir Šalkauskių, tarnaut savo bendruomeniai, tarnaut savo tautai ir tarnaut, kad tu galėtum tarnaut, tu turi pasirengti, turi pasiruošti, turi baigti universitetus, turi pasirinkti kryptingas studijas. Ir turi daug klausinėti, daug domėtis, pažinti savo tautą, pažinti jos istoriją, pažinti net jos geografiją ir žmonės. Ir ponia Ritonė parenka tokius labai unikalius dokumentus, bet parenka juos ir taikliai. Pavyzdžiui, Stasio Šalkauskio pasakojimas ateitininkam dar vasario 16 Respublikoje, kaip jie jauni gimnazistai, bičiuliai, keliauja per Lietuvą, kad pažintų Lietuvą, kad susitiktų su Povilu Višinskiu, kad pažintų Kauną, pažintų Vilnių. Jie turi apeiti, jie turi pajusti, kas yra tėvynė. Ir sykiu, jie daug skaito, daug tyrinėja, jiems svarbus kartų ryšys. Jaunojo Šalkauskio susirašinėjimas su Juozu Tumu Vaižgantu, savo gyvenimo programos kūrimasis, Lietuvos įsivaizdavimas pasaulyje, kokią mes ją turim sukurti. Tai šiandien, jeigu žiūrėtume į Stasį Šalkauskį, ir vis dėlto tai yra kertinė asmenybė šitos knygos, ponia Ritonė stengiasi mums iškelt Stasį Šalkauskį labai plačiam kontekste, bet sureikšmint būtent jo vaidmenį šiandien. Ir tai pavyksta padaryti. Jeigu mes žiūrėtume, kodėl Stasys Šalkauskis šiandien lieka per mažai kalbinamas, aš sakyčiau dėl to, kad dialogas su Stasiu Šalkauskiu reikalauja kūrybinių pastangų, reikalauja augimo, reikalauja savarankiškumo tam tikro, kad tu galėtum dialogą užmegzti. Jeigu tu neturi pats stuburo, neturi pats savarankiško žvilgsnio, tu negali to dialogo užmegzti. Tai vat mūsų visuomenė, čia Stasio Šalkauskio tokia diagnozė buvo sakoma ir vasario 16 visuomeniai. Su didelė baime Stasys Šalkauskis kalbėjo būtent apie servilizmo stiprumą, kad po visų nelaisvės metų lietuviai niekaip negali įveikti servilizmo, po baudžiavos, po carinės imperijos, net ir Antano Smetonos režimas servilizmo nepadėjo lietuviam įveikti. Dar vienas labai svarbus dalykas - pusinteligenčiai. Būtent Stasys Šalkauskis įspėja lietuvius, kad
pavojingiausi gali būti visuomeniai pusinteligenčiai. Ne tie žmonės, kurie išėjo iš valstiečių ir turi dar moralės kodeksą veikiantį tradicinę moralę, kuriais dar tauta gali remtis. Bet tie, kurie gavo šiek tiek mokslo ir gali įgyti arogantišką poziciją kitų atžvilgių, bet gavo mokslo nepakankamai, kad jie būtų intelektualūs, kad jie būtų kuklus, kad jie suvoktų, kad pasaulis yra sudėtingas ir jų išmintis yra tik dalinė, kad reikia kurti pasaulį kartu su kitais. Ir tas pusinteligenčio agresyvumas, visko žinojimas, tiesos monopolio tarsi turėjimas ir sikiu infantilumas, vaikėziškumas, Stasiui Šalkauskiui atrodė gana pavojingas moderniai lietuvių tautai. Ir dar Stasys Šalkauskis buvo gana radikalus tokio nacionalizmo kritikas. Va štai net jaunieji tautininkai turi išaugti, kad jie Stasį Šalkauskį atrastų. Antanas Maceina pasiduoda lengviau. Antanas Maceina toks suprantamesnis, jis iš valstiečių, jis kalba aistringai, suprantamai, jo tautiškumas toks mažiau komplikuotas. O Stasys Šalkauskis susiveda savo studentus į auditoriją, nujausdamas, kad tie Kauno universiteto studentai, tie, kurie buvo savanoriai, suvažiavo iš kaimų, įveikę ir bermontininkus, įveikę ir bolševikus, ir lenkus, apgynę valstybę studijuoti. Ir čia mato Kauno alėjoje žydiškus užrašus, lenkiškai kalbančią visuomenę, ir jie naktimis ima tvarkyti Kauną. Daužo žydų vitrinas ir taip toliau. Stasys Šalkauskis, nujausdamas, kad tai jo auditorija, iš karto po to susikviečia savo studentus, čia Skrupskelio liudijimai yra, ir sako griežtus pamokslus. Mes lietuviai turim būti šeimininkai, svetingi šeimininkai, ar ne? Ir įveikti savo biologinį nacionalizmą. Stasiui Šalkauskiui, štai žiūrėkit, keli dalykai rūpėjo. Tautiškumas, sveikas tautiškumas, doras tautiškumas, individualizmas. Individualizmas jam buvo labai svarbus dalykas, savarankiškas žmogus, laisvas žmogus. Čia ir Aristotelis per Tomą Akvinietį, ir tiesiogiai Aristotelis, ponė Ritonė ir priminė Fribūro universitete, ir antikos filosofija, ir sykiu Tomas Akvinietis, katalikiška mintis, bet kuo tai svarbus dalykai? Aristotelio tezė. Be dorų piliečių nėra doros politėjos ar doros respublikos. Jeigu norim, kad mūsų valstybė būtų padori, dora, ją turi tvarkyti dori piliečiai. Vergai negali turėti politėjos. Irgi Aristotelio tezė, kurią Šalkauskis kartos ir kartos vasario 16 Respublikoje. Jeigu neįveiksim servilizmo, tik laiko klausimas, kada prarasim laisvą Lietuvą. Vergai negali turėti laisvos valstybės. Gali nukrista kaip likimo dovana, kaip Dievo dovana, bet jeigu netaps lietuviai tikrai laisvi, savarankiški, ta valstybė ilgai negyvuos. Jo šūkis 39 metais Naujojoje Romuvoje, kai klausiama, koks Lietuvos likimas. Man šaukti norisi. Nieko gero nebematau, ar ne? Tai Stasys Šalkauskis, šiandien, kai mūsų jauni istorikai kalba, kad niekas nenujautė Lietuvos okupacijos, visi šventė nepriklausomybę, na, reikia tiesiog skaityti tekstus. Skaityti tekstus, mūsų jaunieji istorikai labai dažnai tekstų nebeskaito. Tai va Stasys Šalkauskis dar be individualizmo, sveiko asmenybinio prado, sveiko tautiškumo, dar jis kalba apie universalizmą. Apie tai, kad ir tautinė bendruomenė jį turi įsipareigot ir žmonėje, ir pasaulyje, ir pagaliau krikščioniškosios bendruomenės dalis esam, bendros žmonijos civilizacijos dalis. Jis kalba apie tautinės bendruomenės pareigą aukt, lavėti, šviestis, tiesiog nepalikt paauglystėj. Tai vat Stasys Šalkauskis remiasi iš tikrųjų tradicija, gilia tradicija, jungdamas ir, Lietuvos istoriją. Pasižiūrėkim Stasio Šalkauskio veikaluose, jau kaip bajoro, čia kaip Goštauto palikuonio, labai aiškiai pasakoma, ko mums reikia iš senosios Lietuvos. Senoji Lietuva nėra paneigiama. Štai šiandien mes diskutuojam, kaip suderinti modernę Lietuvą su Lietuvos didžiąja kunigaikštystė, ko turim atsisakyti.
Kristina Sabaliauskaitė sako, jeigu Lietuvos didžioji kunigaikštystė velniop Smetonos Lietuvą, man jinai bjauri, ar ne? Kiti sakys, jeigu mes norim būti tautiški ir visą kitą, velniop Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, jie mums per sunki, mano bičiulis Alvydas Jokubaitis yra taip kalbėjęs, ar ne? Kažkas mums per sunku. Stasys Šalkauskis sako, viskas mūsų. Viskas mūsų. Statutai yra mūsų, Tadas Kosciuška yra mūsų ir turim sugebėti tai suvokti. Adomas Mickevičius irgi yra mūsų. Iš jo lietuviškas tautiškumas irgi ėmėsi. Stasys Šalkauskis Biržiškų bičiulis, 3 profesorių būsimų Biržiškų, tai vaikystės draugai, jaunystės draugai. Turėkim galvoj, kad visas tas modernus Lietuvos projektas irgi kyla iš draugystės. Ponia Ritonė įdėjusi nuostabių gabaliukų iš autentiškų tekstų, kaip Stasys Šalkauskis pasakoja jaunimui, ateitininkam, kokia svarbi jam buvo gimnazijoje draugystė, bičiulystė. Panašiai kaip Adomas Mickevičius su Filomatais Filaretais. Tai štai visi šitie dalykai, Stasio Šalkauskio tradicija Lietuvos, senosios Lietuvos ir moderniausios jungtis, ko mes šiandien nesugebam sujungti. Stasiui Šalkauskiui atrodė natūralūs dalykai, tos jungtis yra natūralios. Ir dar vienas dalykas - nenugrimsti praeitį, neužsibūt vien dabartyje, bet projektuoti Lietuvos ateitį. Suvokti, kad Lietuvos ateitis priklauso nuo savarankiškų lietuviškų protų, nuo lietuviškų galvų, kad niekas negali mums primesti svetimo scenarijaus, kad turim patys savo scenarijus kurtis. Tai Lietuvos suverenumo, Lietuvos savarankiško proto ir dialogiškumo nuostata. Čia ponė Ritonė irgi kalba apie toleranciją, bet tas Stasio Šalkauskio tolerantiškumas buvo ir dialogiškumas. Susirenka skirtingų patirčių žmonės. Ir Šalkauskio bute, ir Karsavinas, ir Sezenmanas, ir kiti, ir tomis patirtimis dalinamasi. Visos tos patirtis reikalingos ir dabarčiai, ir Lietuvos ateičiai. Protai, skirtingi, savarankiški protai, jie turi nuolat trintis, jie turi nuolat komunikuoti, jie turi duoti stiprybę savo bendruomenė, jie negali izoliuotai monologais gyventi. Tai va, Stasio Šalkauskio pamokų šiandien mes turėtume labai daug. Labai daug. Ir ponia Ritonė mums tas pamokas primena ir ragina, kas neatrado Stasį Šalkauskį atrast, bet atrast ne kaip dogmatiką, o atrast kaip dialogą provokuojantį, kaip ir ginčio vertą, ir diskusijos vertą labai svarbu mūsų dialogo partnerį. Ačiū Vidmantai už žodį ir dar kartą ačiū poniai Ritonė. Labai ačiū Dariau, turiningas, taip sakant, įvadas į tolimesnį mūsų pasakojimą. Aš porą minčių iš knygos, kad mes netitrūktume nuo tekstų. Tikrai yra tokių, jau Darius užsiminė, labai įdomių inkliuzų, tokių ištrauktų iš, taip sakant, iš gyvenimo, iš patirties šeimos ir draugų, bendravimo su draugais. Yra pasakojama apie mokinius, 2 mokinius savo, reiškia Maceiną ir Juozą Girnių. Ir ten pasakoja, kada pasitraukė iš Lietuvos 3 draugai - Maceina, Jonas Grinius, Alina Grinienė ir Antanina Tverskaitė, Maceinos žmonos sesuo. Ir jie sėdi bombarduojamo Würzburgo kavinėje. Ir tada, žinot, įeina vokiečių karininkas ir pasikabina savo šinelį arba karišką apsiaustą. Ir toliau jie šnekučiuojasi, šitie prie kito staliuko sėdi ir staiga punkt ir šūvis. Ir Maceina savo dienoraštį rašo ir sako, aš matau, kaip Tonės, tos Antaninos galva, staiga nusvyra. Nutrūko pakaba, krito tas apsiaustas ant žemės, buvo užtaisytas pistoletas, trenkėsi į žemę ir iššovė. Ir pataikė ją į smilkinį. Ir buvo toksai sukrėtimas, jinai pateko dar į ligoninę, dar šiek tiek gyva buvo.
ir kitą dieną užskrido amerikiečio aviacija. Ir visą Würzburgą nušlavė nuo žemės paviršiaus. Ir tada Maceina dienoraštį rašo, sako, kodėl, sako, kaip šitas miestas, kuris neturėjo jokios apsaugos, jokios gynybos pramonės, jis buvo taip nušluotas nuo žemės paviršiaus ir buvo subombarduota ta ligoninė ir nežinia, kur, taip sakant, kūnas ar buvo turbūt į bendrą kapą kažkur palaidotas. Tai vat štai tokios detalės. Kitas dalykas labai man, taip sakant, palėtė Adolfas Raulinaitis, vienas iš Šiaulių kultūros ir meno centro direktorius. Šiauliuose tik leido vokiečiai tokį įsteigti, nei Vilniuje, nei Kaune, niekur panašaus nebuvo galima. Ir ten vieno renginio metu publika uždainavo lietuviškai. Ir ten buvo pora eilučių, kur, taip sakant, kad Lietuva bus laisva. Ir tą Raulinaitį vokiečių nacių administracija išsikvietė pasiaiškinti, kaip jis drįso tokius dainas. Mane, kad čia lietuviškas Lietuvos himnas. Jis sakė, ne, čia yra daina, čia paprasta daina. Mokėdamas vokiškai, jis išvertė į lietuvių kalbą ir pasakė, kad lietuviai nori būti laisvi. Ir tas vokiečių pareigūnas atsistojo, atidavė pagarbą ir sako, žinot, aš gerbiu tautą, kuri nori būti laisva. Ir jį paleido. Tai štai tokių kristaliukų toje knygoje yra ne vienas, mažai žinomų. Ir dabar norėčiau perduoti žodį Vytautui Sinicui ir savo santykį su knyga, bet tuo pačiu ir savo santykį su Šalkauskiu. Kuo Šalkauskis yra aktualus dabarčiai? Kodėl tau atrodė, kad verta tą disertaciją seniais laikais rašytą leisti vėl iš naujo? Prašau. Pabandysiu. Ačiū Jums visiems, kad esate čia. Ačiū Ritoniai, kad ir knygą parengė, ir mus visus sukvietė. Tikrai kažkas įspūdingo ir ne kasdien vyksta, o visi, kas eina pro šalį, tai net nežino. Aš gal porą tokių remarkų viso šito renginio paraštėse. Vieną apie šeimą, apie kurią yra knyga, kitą apie Šalkauskio aktualumą. Vartant knygą, skaitant knygą, apskritai domintis Šalkauskiais, atrodo, tiesiog įkūnija Lietuvos istoriją kažkuria prasme. Absoliučiai netipinė šeima, bet kartu jų istorinė tokia tipinė. Jeigu pasižiūri iš mamos pusės, tas epizodas, močiutė Koreivaitė, knygoje yra puslapis, kur ji sako dar jau anūkų Juliui, ar ne, jeigu nieko nepainiu, ji labai ilgai gyveno. Ir sako, nors aš kalbėjom lenkiškai, bet buvom lietuviai. Tik lenkiškai kalbėjom. Aišku, anūkas tai jau lietuviškai kalba, bet močiutė kalbėjo lenkiškai, bet laikė save lietuviai. Ir tai yra tipinis virsmas XIX amžiuje, ir ne mūsų tautoje. Daugybė žmonių, kadangi lietuvių tauta XIX amžiuje pasirinko brėžti save per kalbą, daugybė žmonių turėjo pasirinkti, ar jie pereina į lietuvių kalbą ir vadina save lietuviais, naująją prasme, ar jie lieka tada Lenkų tautoje, nors atėjo iš šeimos, kurioje vadino save lietuviais, kalbančiais lenkiškai. Iš tos abiejų tautų respublikos. Čia Darius Kolys labai gerai sakė apie tai, kaip Stasys Šalkauskis sakė, mes neturim pasirinkti senoji Lietuva ar tik modernioji Lietuva. Mes turim pasimti viską. Aš irgi sakau, turėjom pasimti viską. Ir man atrodo, vis dar mokomės pasimti viską. Tuos abu pradus, modernę Lietuvą ir senąją Lietuvą. Tai tikrai Šalkauskio šeimos istorijoje matosi, kaip tas virsmas įvyksta, kaip iš senosios tapatybės tenka pereiti daugam skausmingai, nežinau kiek jiems skausmingai, bet daugam teko gana skausmingai pereiti tą naują. Ir tada Stasio karta yra karta tos Lietuvos inteligentijos, kuri tą Lietuvą ir pastatė. Tokių kartų buvo kelios, vyresnė už jį karta važiavo mokytis į rytus, į Rusijos imperijos universitetus. Jis jau važiavo ir į vakarus, jo mokinių karta irgi važiavo į vakarus. Šiandieniniai Lietuvoje gan drama yra žmonių vykimas mokytis į vakarus. Daugybė kas išvažiavo ir negrįžo.
ačiū Dievui, dabar jau grįžta, bet apskritai žinom, kad kovo 11 Lietuvoje buvo protų nutekėjimo drama. Žmonės išvažiuodavo su viltimi kurti savo gyvenimą kažkur ten, vakaruose. Stasys Šalkauskis įkūnija tą puslapį visos savo kartos inteligentijos, jie išvažiavo į vakarus, ten iš paskutiniųjų finansinę prasme kapstėsi su įvairiam stipendijom, kad išgyventų, mokytųsi, gautų tai, ko Lietuvoje tuo metu buvo neįmanoma gauti, tiesiog tokio lygio išslavinimo nebuvo, su vienintelė mintim grįžti ir statyti Lietuvą. Nes jeigu jau vyresnė karta iškovojo tą Lietuvą, ją sukūrė nepriklausomybę, arba Stasio Šalkauskio atveju dar kovoja už tą nepriklausomybę, dar jos nėra, kai jis mokosi, bet pareiga bus, jeigu bus Lietuva, arba kaip tos kartos žmonės, dar kelis teko pažinoti, sakydavo, jeigu stos Lietuva, tai tada reikės jai sukurti viską. Reikės jai sukurti kultūrą, reikės jai sukurti mokslą, filosofiją, kalbą sunorminti, žodynus įvairiose srityse ir taip toliau ir panašiai. Ir Stasys Šalkauskis vėlgi savo gyvenimu įkūnija šitą. Aš čia anotacijoje esu parašęs, kad filosofijos tėvas, kitur galima perskaityti edukologijos, pedagogikos tėvas. Sunku tas tėvystės dalintis, aišku, būtų galima gal ir kam kitam tuos laurus priskirti, bet faktas, kad Stasys Šalkauskis šitą uždavinį su kaupu įvykdė. Jeigu jis savo kėlė uždavinį kurti Lietuvą, tai jis paliko milžinišką ryškų pėdsaką, gerokai didesnį negu šiandieninė Lietuva, ta einanti pro šalį už lango, žino ir supranta, tos Lietuvos sukūrime. Kad ji būtų pilnavertė, lygi tarp laisvų Europos tautų, dar viena tauta, kuri verta turėti valstybę ir kurti savo gyvenimą. Milžiniškas indėlis. Ir aišku, jo mokiniai turbūt pirmiausia tą indėlį parodo ir įkūnija, ar ne? Mokiniai dažnam garsesni už mokytoją. Maceiną, Girnius, kiti, tai yra, nežinau, kuo daugiau gali pasigirti. Žmogus gali turėti nuostabią biografiją, bet jeigu gali pasigirti tokiais garsiais mokiniais, tai vadinasi, jam kaip pedagogui pavyko. Tai toks yra Stasys Šalkauskis. Prie filosofijos dar, ko gero, neinant, norisi grįžti arba sujunkim šitos du dalykus per jo disertaciją. Jis rašo disertaciją vakaruose ir vyksta Pirmasis pasaulinis karas. Pasaulis pereidinėja prie tos minties, kad tautos gali turėti valstybės. Aš aišku, būtinai pabaigoje ir nacionalizmą truputį paliesiu. Ir jis rašo knygą apie lietuviškąją kultūrą ir jos vietą pasaulyje ir ko gero jos vertę pasaulyje. Potekstė tos knygos disertacijos yra, gal kas nesutiks, iš esmės pasakyti pasauliui, kuo Lietuva, kuo lietuvių tauta yra verta. Būti pasauliu, turėti savo valstybę, būti laisvi, lygus su kitais prie stalo, prie kurio, reikia suprasti, kad kol kas dar niekas ten vakaruose mūsų prie to bendro stalo neleistų. Tuo metu, kai jis rašo. Ir čia galim pereiti truputį prie filosofijos, jisai visur kur, ir tai knygoje taip pat paminėta, visur kur jam svarbiausia sintezė. Jis viską bando pažvelgti per tokią sintezę, kad yra tezė, antitezė ir sintezė, vienas variantas, priešingas variantas ir tada ne jų sujungimas, bet geriausių iš jų paėmimas, permastant ir peržengiant į naują aukštesnį lygį. Ir ta disertacija, ji pilna to, ji tuo būdu ir parašyta, labai supaprastinta ir apibendrinta, jisai pasakoja apie lietuvių tautos, kurią pradeda nuo viduramžių ir dar anksčiau, jos istoriją sekti. Jis pasakoja apie jos raidą, jos kultūros raidą ir kaip ji iš pradžių buvo rusiškojo pasaulio įtakoje, rytų įtakoje, o po to buvo lenkiškojo pasaulio įtakoje, vakarų įtakoje, kad tai yra du etapai, kuriuos peržengė lietuvių tauta, išgyveno ir kad dabar, jeigu nori žengti pirmin ir išlikti naujaisiais laikais, ji turi padaryti šitų dalykų sintezę, rytų ir vakarų sintezę, kad tai yra mūsų uždavinys, mūsų unikalumas, kad mes dėl savo vietos pasaulyje, politinės, kultūrinės ir geopolitinės, mes galim tai pasiūlyti, mes galim pasiūlyti sintezę rytų ir vakarų pasaulio. Šiandien, turbūt žiūrint atgal, tai skamba truputį ironiškai, mes gana aiškiai jaučiamės, kad jokia sintezė, taip bent jau kaip tiesiogiai norėtųsi suprasti, neįvyko ir negali įvykti. Tie pasauliai labai skiriasi. Bet, gerai, peršokim šitą vietą truputį šiandieną.
kažkuria prasme mūsų unikalumas ir uždavinys tam tikras buvo. Aš čia nenoriu nuo aukštų materijų, kai mes kalbam apie tokio dydžio žmogų, pereiti prie tiesiog tarptautinių santykių, bet vieną remarką savo leiskim. Lietuva pastaruosius 20 metų buvo šalimi, kuri bandė išversti rytų pasaulį į vakarų kalbą. 20 metų Lietuva aiškino tarptautiniuose formatuose, kokius tik norit spėkit, šaukit, pataikysit, bus Lietuva bandžiusi tame formate paaiškinti pasauliui, kad Rusija yra grėsmė, kad su Rusija negali būti draugiškų santykių, tiesiog verslo santykių kaip tarp partnerių, kad visada už to slypės pastangos užvaldyti, išplėsti geriausiu atveju įtaką, blogiausiu atveju teritorijas. Ir iš mūsų ilgai juokėsi. Mažiausiai 10 metų, bet ilgiau iš mūsų dėl to juokėsi. Sakė, jie nešiojasi traumą, nes buvo pusę amžiaus okupuoti, o prieš tai dar daugiau. Jie nebegali blaiviai tokiomis akimis, kaip mes, vakariečiai, matyti tos Rusijos, kokie iš tikrųjų yra. Jie visada ten matys kažkokį blogį ir grėsmę. Vokiečiai taip sakė, prancūzai taip sakė, labai daug kas taip sakė. Mes buvom kažkokie paveikti traumos ir neteisūs. Ir tik po to, kai Rusija visą tai padarė, ko mes gąsdinom ir sakėm, kad taip ir bus, dabar jūs turbūt jau žinot ir dažnai per panoramą išgirstat, o dabar jau vakarai pripažįsta, kad mes buvom teisūs, kad mes vertėm jiems Rusiją į vakarų kalbą teisingai. Tai ar aš galėčiau dabar kaip nors pritempinėti, kad Stasys Šalkauskis būtent tokį tą sintezės variantą ir siūlė? Nu tikrai ne, kitaip pas jį viskas dėliojas. Bet kad jau jis pasiūlė tuos sakinius, kad Lietuva turi unikalų vaidmenį tarp rytų civilizacijos ir vakarų civilizacijos ir tą vaidmenį turės surasti, pati įsisąmoninti, išplėtot ir tuo savo vietą užimti, tai tam tikras grūdas čia tikrai buvo. Ir ta tezė, antitezė, sintezė pas jį po to jau eina per visur. Per visur ir ypatingai tame tekste, kuris čia irgi užsimintas, principo reikalai, momento reikalavimai, jeigu dabar nesupainėjau žodžių, ten yra, kaip? Ten yra pakankamai plačiai šitas dalykas išplėtotas apie tai, kaip mes turėtume visada siekti vienovės, vienybės, santarvės visuomenėje. Bet dar įdomesnis yra man, dabar nepasakysiu, ar knygoje paminėtas laiškas Smetonai. Stasys Šalkauskis buvo žmogus, kuris, kaip akademinio pasaulio ryški žvaigždė ir visuomeninio gyvenimo ryški žvaigždė Smetonos valdomoje nebedemokratinėje Lietuvoje ryžosi pačiais gudžiausiais to valdymo laikais, jeigu taip galima pavadinti, rėžti laišką prezidentui Smetonai, visiškai kultūringa, su didžiulė pagarba, su tam tikrai, jokių būdų negali sakyti panegirika, bet tikrai tokiu pagarbiu tonu, labai riebiai apie visas kliaudas, kurias Smetonos režimas daro neteisingai. Ir kad išvada to laiško iš esmės yra, kad ponas prezidentė, reikia keisti šitą režimą ir jūs turite imtis veiksmo, kad tas režimas keistusi, kas įsivaizduoti dabar parašyti bet kokiam režimui, ypač autoritariniam, jūs turite keistis, kuo tai baigsis. Bet Stasys Šalkauskis tą daro. Ir kuo jis priekaištauja labiausiai Smetonai, jis priekaištauja be abejo dėl suvaržytų organizacijų, dėl suvaržytų ateitininkų, bet ten taip tik prabėgomis. Jis daugiausiai atkreipia dėmesį į tai, kad sako, pasižiūrėkit, kaip jūsų valdžia, tas gyvenimas Lietuvoje prie Smetonos, kaip jis kiršyje visuomenę. Sako, jūs sukuriat ir jis dėsto pavyzdžius, kaip jūs sukuriat situacijas, kuriuose skirtingos visuomenės grupės, skirtingos tautos dalys pasijaučia nelygus vieni prieš kitus. Pasijaučia, kad yra pirmesni, viršesni ir kažkokie nustumti antrarūšiai. Ir kad tai yra labai blogai. Ir kad visas nepasitenkinimas, visos įtampos visuomeniai, net jeigu valdžia juos nuslopina ir sėkmingai tvirtai laikosi, visos jos yra aiškiausias ženklas, kad su režimu kažkas negerai. Nes geras režimas yra tas, kuris sukuria santarvę visuomeniai, kuris priešybės sujungia, kuris randa tą bendrą vardiklį, kaip žmonėms sugyventi, kaip skirtingom grupėm, kaip skirtingom tautom šalyje sugyventi. Ir šitas leitmotyvas
sugyvenimo taikaus, ar mes jį padėsim po santarvę žodžiu, ar po kokiu kitokiu. Žinom, yra žodyno problema, tarpukario kalba ir Stasio Šalkauskio kalba yra kitokia, jis daug kitų žodžių vartoja. Lytis ten yra nuolatinis žodis, kalbant, tiesiog apie formą. Kaip be pasižiūrėsi, jam svarbiausias leitmotyvas politiniuose klausimuose yra tas santarvės šalyje išsaugojimo leitmotyvas. Ar tai yra pamoka šiandienai? Aš manau, kad didžiulė, begalinė pirmo aktualumo. Kiekvienas iš jūsų laisvas spręsti ir jaučiatės, kad šiandien mes gyvenam kiršinamoje Lietuvoje. Man atrodo, kad gyvenam ir aš tikrai nebesiu pirštų nei į vieną atskirą, nes yra labai daug dalyvaujančių tame ir skirtingais būdais prie to prisidedančių. Tai priešingybė kiršinimui, man atrodo, būtų aktualiausias Stasio Šalkauskio pamoka. Ne tai, kad jis būtų labai tiesiogiai apie tai visada šnekėjęs, bet tai išlyzdavo, tai būdavo po pamatais padėta jo tekstų įvairiausiamis temomis, jo kalbų, jo sveikinimo kalbų, netgi kalbos ateitininkams pasakytos apie Vilniaus kraštą, kuris yra atplėštas ir jau toks aštrus klausimas tarpukario Lietuvai tai yra. Ir ten jisai sugeba pakreipti viską taip, kalbėdamas, kad mes turėsime pareigą, kai jau lietuviai atgaus Vilnių, mes turėsime pareigą ten įžengti taip, kad tai nesukeltų didesnės įtampos, nes ten mūsų nelauks ir tiestom rankom ir tu turi sugebėti spręsti tautinį klausimą irgi vienijančių, telkiančių būdų, o ne kažkaip atvirkščiai. Tai buvo amžinas leitmotyvas. Man atrodo, kad tai yra geriausia pamoka jo mums šiandien. Ir paskutinis dalykas šiek tiek apie tą patį nacionalizmą. Aš visiškai sutinku, Stasys Šalkauskis buvo nacionalizmo kritikas. Ir tai yra gana keista, nes visomis savo idėjomis jis buvo griniausias nacionalistas. Aš iki nukritimo ginčiau šitą tezę. Nacionalizmo esmė yra, kad kiekviena to siekianti tauta gali turėti savo valstybę ir joje pati kurti savo taisyklės. Jeigu šalis nori, visos šalis lygios šitą teisę. Kuo šalis nelygios, tai savo kultūra. Jos turi pareigą stieptis visos link didesnio kultūrinio lobyno, didesnių laimėjimų, kurti aukštesnę kultūrą, kurią kitas pranoktų, bet ne ta prasme, kad tu turi kažkaip sutrypti kitą tautą, o ta prasme, kad tu nori pasiekti daugiau pozityvaus, daugiau meno laimėjimų, filosofijos, kuo tik tai žmonės, būtent kaip žmonės gali išsiskirti ir būti kilnesni, tauresni. Tai buvo jo pamatinės prielaidos. Pagrindinis jo uždavinys, daugybė laiškų, įskaitant ir knygoje yra įvairūs fragmentai, tai užsimenantis. Stasys Šalkauskis savo sako skirtingais žodžiais formuluodamas, kad pareiga mano nepriklausomoje Lietuvoje yra tautos ugdymas. Tautos ugdymas. Mes turim ugdyti šitą tautą, kad jinai kiltų į aukštesnį lygį, pirmiausia, kultūros lygį. Labai plačiai ir įvairiai tą žodį supranta, bet mes irgi suprantam, ar ne? Kultūrinis augimas. Ekonominis gerai, bet tai yra tik sąlyga kultūriniam augimui. Visų kitų rūšių augimas irgi gerai, bet tai yra sąlyga kultūriniam augimui. Ir visų tuo Stasys Šalkauskis yra absoliutus nacionalistas. Bet yra tikra tiesa, kad jis visada smerkė ir kritikavo, bent jau ne vienoje vietoje savo tekstuose, nacionalizmą, pridėdavo prie jo įvairiausių žodžių, ar ten ekstremalus, ar radikalus, ar biologinis, ar kraštutinis, ar dar kažkoks. Neatsimenu, kad būtų tiesiog nacionalizmą minėjęs. Ir kur čia yra problema? Yra žodyno problema. Žodynas yra šiandien kitas. Mes kažkada turėjom viešą diskusiją su Justinu Dementavičium šito klausimu. Nežinau, galbūt kiekvienas likom prie savo tiesos. Tai, ką tada Stasys Šalkauskis vadino patriotizmu, jis būtent ir įvardindavo tą principą. Kiekviena tauta turi turėti savo valstybę. Ir jis tą principą palaikė ir gynė. Ir jo patriotizmas buvo reiklus, nes kiekviena tauta turi aukti, tobulėti, o ne apkiautyti tame, kokioje būklėje yra įstrigusi ar kokią paveldėjo gal iš ankstesnių kartų. Tai, ką jis smerkė, kitas tautas niekinantį ir žeminantį, bandantį jas sutrypti, nacionalizmą mes šiandien vadinam šovinizmu. Ir man atrodo, kad atsekus taip perstumčiu šitas dvi savokas, visa ta mistika ir paradoksas išsisprendžia. Tai taip ir nacionalistai, ir nenacionalistai šiandien gali Stasį Šalkauskį gerbti, mokytis ir nelaikyti idėjinių priešininkų, priešingai idėjinių mokytojų mums visiems. Gal čia irgi truputį sintezės. Ačiū labai. Dėkoju, Vytautai. Čia prieš pereinant prie meno klausimų, aš irgi noriu nedidelį ekskursą
praeitin. Vat aš dar sovietiniais laikais perskaičiau knygą Lietuvių tauta ir jos ugdymas. Ir ten yra labai įdomus skyrelis apie vėliavą, apie Lietuvos vėliavą, kur Šalkauskis remiasi profesorių Munku, kurį čia knygos autorė pademonstravo jo nuotrauką per ekraną. Ir jis, studijuodamas Šveicarijoje, paklausė, sako, nu kaip su tam mūsų vėliava, ta vėliava tokia išėjo, nu, kaip pasakius, truputį ant greitųjų. Ir Munkas pasižiūrėjęs į herbą, sako, jūs turite tobulą vėliavą. Jums nieko nereikia daryti, jums reikia paimti nuo vyties skydo dvigubą vyties kryžių ir pasukti horizontaliai. Ir jūs turėsite dvigubą raudoną vėliavą su geltono auksiniu kryžium. Tai bus heraldiškai tobula vėliava, nes ten yra tos taisyklės. Negali būti emalė prie emalės, taip kaip mūsų dabar žalia su raudona. Čia jau yra heraldinė klaida. Ir sako, ir Šalkauskis šitą idėją taip labai mandagiai, kaip jis sugebėjo švelniai, subtiliai nebrukdamas, ten paminė. Gal, sako, ateity, kada nors Lietuvos kartos sugrįž prie šitos minties. Tai vat, kitas dalykas yra, noriu dabar jau žodį perduoti dailininkiai, vat koks gražus ir talpus viršelis. Zikaro laisvės, čia viskas yra. Ir angelas, ir laisvės vadinasi vėliava, ir vytis, ir visi dalykai, kur ta knyga jau iš karto patraukė dėmesį. Aš prisimenu 89 metais, kada pirmą sykį nuvykau į Ameriką, susitikau su Juozu Girnium. Ir tada Minties leidykla ruošiasi leisti jo raštus. Sako, mano raštus leis. Kaip sakau? Raštų? Jo, sako, bus 1, 2, 3 tomai. Sakau, profesoriu, blogai. Čia kapas, sakau, jūsų veikalams. Jūs turite leisti kiekvieną knygą su atskiru pavadinimu. Žmogus be Dievo, tauta ir tautinė ištikimybė. Ir taip toliau. Tai jos patrauks su skirtingais viršeliais. Nu, bet tokia paskui buvo leidyklos valia. Ir paskui Maceina irgi pasileido. Juodais viršeliais, raštai, raštai, raštai. O kai buvo, žinot, kokie veikalai, ta pati, reiškia, didysis inkvizitorius. Aš nepaminėjau, po to šūvio, kada žuvo, reiškia, Tverskaitė, jis buvo tiek sukrestas, kai jis parašė tą didį inkvizitorių. Ir iš tos tragedijos kilo trilogija, paskui Jobo drama, Niekšybės paslaptis ir taip toliau. Tai va štai perduodu žodį gerbiamai Vėliuvieniai. Na, koks čia jūsų santykis kaip menininkė su ta knyga, o gal ir su Šalkauskių giminė? Mano santykis bus labai vienpusiškai atspindėtas, nors galėčiau labai daug pasakot. Norėčiau papasakoti tai, ko manęs prašė Rytonė. Tai pirmiausia, tai apie Julių, kaip mes susipažinom su juo. Tai iš tikrųjų buvo labai didžiulis judėjimas kraštotyros, kuri buvo angažavosi vieno mąstymo, arba kaip Norbertas, mano sutuoktinis, juokaudavo vienos grupės žmonės, kurie angažavosi išsaugoti Lietuvos tautos lobius, liaudies meną, tautosaką, kultūrą, istorijos artefaktus. Ir susidarė maždaug 62-63 metais tokia grupelė bendraminčių, suburtų po kraštotyros draugijos vėliava, kurie organizuodavo kompleksinis ekspedicijas. Tai Tyla vadovaudavo istorikams, gerbiamas Kudaba geografams, Norbertas tautosakininkams ir šiaip jau kaupimo tų
pasakojimų, o Milius etnografus. Ir šitie labai kvalifikuoti tuo metu žmonės vadovaudavo grupelė pagalbininkų. Aš esu iš labai laimingos kartos, kad man teko mokytis pirmoje laidoje Čiurlionio meno mokyklos, kai susikūrė Čiurlionio meno mokykla. Ir mūsų dėstytojai tapo kelrodės žvaigždės visam gyvenimui. Tai buvo Ciplijauskas, Žilytė, Kisarauskas, Antanavičius, vėliau tapė labai žymiais dailininkais. Ir jų ne tiek man, aš dėkinga jiems už tai, kad jie davė mums ypatingai aukštos kokybės tą profesinį pasiruošimą ir labai, labai nuoširdžiai rūpinosi kiekvieno individualaus talento išsaugojimų tos ir vystymų individualybės, bet jie davė ir supratimą menininko misijos. Ir Ciplijauskas mus išmokė labai daug dainų, liaudies ir talmantas, ir mes ištisai dainuodavom per praktikas, per vasaros praktikas, rinkdavom įvairius etnografijos objektus, piešdavom senus kryžius, piešdavom bažnyčias, piešdavom statinius. Ir mokykloje buvo įkurtas anais laikais, čia aišku ir dėl to, kad buvo nuostabus direktorius Trinkūnas, etnografinis muziejus, kur mokiniai surinko, suvežė iš savo kaimų gimtųjų, nes dauguma buvo surinkti gabūs vaikai iš visos Lietuvos. Ir pakvietė Ciplijauskas mums buvo labai didelis džiaugsmas ir garbė, baigiamųjų klasių dailininkės talkinti etnografams į ekspediciją kraštotyros. Tai buvo jau turbūt antra masinė ekspedicija, jinai buvo Dieveniškėse. O visa kraštotyros visas judėjimas buvo nukreiptas į rytų Lietuvą. Todėl, kad jautė, kad čia yra tas kraštas, kuris labiausiai nukentėjęs nuo lenkinimo, nuo rusinimo, nuo sovietizacijos, reiškia skurdinimo to kolchozinio, ir kad reikia gelbėti čia. Ir visos praktiškai ekspedicijos 9 buvo į šitą kraštą, į Vilniaus kraštą. Labai skatino ir pritarė šitom ekspedicijom, kad čia paminėta gerbiama Meilė Lukšienė. Mylima Norberto dėstytoja, jie bebaigiantiem universitetą, jinai kartu su Zaborskaite ir kitomis buvo pašalinta iš lituanistikos katedros už nacionalizmą ir šiaip jau, nežinau, neatsimenu tiksliai tos formuluotės. Bet jos idėja tautinės mokyklos ir išsaugojimo tos tautos idėjos buvo labai gyvybinga. Jinai į ekspedicijas nevažiuodavo, bet kiekvienai monografijai. O čia buvo labai didžiulis darbas jiems žinant tuos tautos lobius atliktas, nes visuomeniniais pagrindais važiuodavo ekspedicija, surinkdavo medžiagą, parašydavo straipsnius ir išleisdavo monografijas, kuriuose jau yra tikras įamžinimas. Į kiekvieną monografiją ir merkinės, ir gervėčių. Ir į daugelį monografijų Lukšienė yra parašius straipsnius apie švietimo istoriją. Ypač jos Dubingiuose, kadangi ten tikrai labai gili istorija, merkinės. Taip, tai labai atsiprašau, kad nuklydau. Bet tiesiog, kaip susitikom su Julium, kad dalyvaujant šitoj ekspedicijoje, būdama moksleivė, susipažinau, čia buvo mano matyti likimo tokia dovana su Vėlium, baigus mokyklą ištekėjau, bet ir toliau dalyvaudavau ekspedicijose. Ir galbūt 4. ar kurioj ten ekspedicijoje Ciplijauskas supažindino, o Ciplijauskas buvo ir Vėliaus draugas, mūsų, reiškia, tas mokytojas, su Julium Šalkausku, kuris dalyvavo ekspedicijoje. Ir tada jau bendravom visai kitų aspektų, ne tik tai dėl to, kaip bendraminčiai kraštotyrininkai,
Bet Julius turėjo nuostabiai gražų balsą, buvo labai muzikalus. Ir taip kaip ir Ciplijauskas, per visus jo baliukus ar parodų atidarymus ar pobūvius, reiškia, suburdavo tokį chorą aplink save. Taip ir Julius. Ir tiesiog, per tai, per kraštotyrą, per dainavimą, suartėjom su Julium, bet labiausiai kažkaip suartino tai, kad kai jau mes ėmėm lankytis ponios Julijos namuose, tai ten, vis tiek pasijuto, kaip čia labai gražiai įvardino ponas Kuolys, pusinteligenčiai. Tai va ten aš paitau, kas tai yra 6 ar 5 kartų inteligentai. Ir kad inteligentas tai yra, Norbertas tai juokdavosi apie tarybinius valdininkus ir tarybinius mokslininkus, kai kuriuos ir rašytojus, ir kūrėjus, kad jie yra su aukštuoju, bet be pradinio. Tai va tas aukštuoju, bet be pradinio, tai ir yra toksai, kad negerbi kitų tautų, negerbi kito žmogaus. Tu tiesiog esi tas sovietinis, kur tau čia išugdė, kad visi yra priešai, kad yra klasių kova ir visą laiką yra, reiškia, tos. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, ką gavau ir iš Čiurlionio mokyklos, ir taip aš Šalkauskų šeimoje, kad, ir žinoma, vėliaus didelį įtaką, kad tas agresyvus ateizmas ir ta materialistinė pasaulėžiūra, marksistinė, materialistinė, tikrai nėra vienintelė teisinga ir kad ne visada jinai buvo vienintelė teisinga. Ir mes jau domėjomės Vydūnu ir Vydūnam atnešėm į mano tą sąmonę, tai Talmantas mūsų dėstytojas, nes jis labai domėjosi rytais ir tas jo labai mėgiamas pasakymas ex orient lux, iš rytų šviesa, tai ne ta prasme, kaip čia buvo pasakyta, kad čia, reiškia, norėjo lietuvių misija buvo ten ar sutaikyti, ar sukiršinti, ar per Lenkus parodyti ryšį. Ne, aš tiesiog dabar atsiprašau, jau pavargau ir nerišliai kalbu, bet tiesiog atvirkščiai reiškia, kad iš visur buvo imama tos dvasinės idėjos, kaip ir Vydūno knyga mūsų misija, kaip ir Šalkausko tautos ugdymas, kad yra giluminiai dalykai, kurie vertingi kiekvienoj tautoj. Ir aš noriu vis tiek grįžti prie savo viso gyvenimo autoriteto. Vėlius dalyvavo Santaros šviesos suvažiavime ir pirmą kartą per visą jo mokslinę karjerą jį išleido į užsienį skaityti. Čia gal kokiais 88 ar 9 metais. Ir jo pranešimas buvo etnokultūra, pakilimas ar nuosmukis. Ir ten daug yra labai teisingų minčių, kad dabar prie jų negrįšiu, bet pagrindinė idėja, kokią mes norėjom nešti, jis norėjo nešti tautai, kad turim įrodyti savo ir pasauliui, bet svarbiausia savo ir valdininkams, ir valdžios, reiškia, tiem, kaip čia strateguotojams ateities, kad mes galim būti panašus, sakykime, į japonus, kurie išsaugojo labai tvirtai išsaugojo tradicijas, kultūrą, papročius, kalbą, bet kartu yra modernios Europos modernių technologijų kaip ir pionieriai. Ir kad Lietuva irgi, jinai negali žvalgytis nei į praeitį, nei ir čia ir pas Šalkauską šitas yra labai brangu. Kad
turi keistis Lietuva, taip kaip keičiasi istorija ir kad istorija nieko neišmoko žmonių ir kad reikia tiesiog kiekvieną kartą to ieškoti naujų tokių kelių ir kad esmė yra meilė žmogui, meilė tėvynei ir pagarba kitiems žmonėms. Aš norėčiau vis dėlto vieną klausimą knygos autoriai užduoti. Nu, kaip savo nenorite, bet vis tiek Šalkauskis buvo, nu, jeigu jau ne ateitininkų tėvas, tai bent jau palydėtojas ir ideologijos, taip sakant, vienas iš kūrėjų. Ir staiga jo sūnus skautas, ne ateitininkas. Kodėl? Pirmiausia, buvo Juliaus sveikata labai problemiška. Nu, istoriškai 3 metų jis susirgo labai sunkia škarlatinos forma, liko pėdsakai visam gyvenimui. Dėl fizinės sveikatos, žinoma, jis ir tėvelį atsimena, kad tėvelio buvo toks ir priesakas, kad kiekvienas jaunuolis turėtų pirmą išeiti skautybės mokslus, o paskui eiti į ateitininkiją. Tai jis užstrigo ties tos skautybės laipsnių, fiziškai valia, treniravosi į kalnus, lipo ir ugdė savo valią, o ateitininkijai, aišku, liko labai mažai to laiko, brandžiuose metuose, buvo kontaktai su ateitininkais, bet pasakysiu atvirai, matyt, kažkur tas intelektualumo lygis nesutapo. Atvirai sakau, tam tikrą prasme yra taip. Pamiršau, kad rytonį manęs prašė pakalbėti apie ponios Julijos tapybą. Ir iš tikrųjų padarė labai didelį įspūdį, kai aš pirmą kartą apsilankiau pas jos bute. Tiek daug paveikslų ir visai neblogų. Ir man buvo staigmena, kad jinai mokėsi jau, kaip buvo ištekėjusi ir jau sukūrusi šeimą, mokėsi pas Vienožinskį ir Petrą Kalpoką dailės mokykloje. Ir tas jautėsi, bet ypač jautėsi jos prigimtinis jautrumas tapomam objektui, nes jos portretai artimųjų žmonių, kurie jau tapomi, kai kurie net iš, reiškia, mirusių žmonių nuotraukų. Ir kurie arba ten, sakykime, tėvelio Šalkausko ar senelių, jie labai yra psichologiškai jautriai pastebėti. Ir tikrai rodo jos kažkokiu tai neišvystytą talentą. O imant spalvinę klausą, čia turbūt tapytojų žargonas, gerai, spalvų santykių pajautimas, tai jos irgi tobulas, nes kai mokėsi, kai Julius studijavo aspirantūroje Leningrade ir tada jinai ir Mitaže darė kopijas, tai kai kurios kopijos yra, tobulai pagauti, nes labai dažnai tie spalvų santykiai būna, kažkaip taip supaprastinami ar skurdesni yra negu originalė. Tai jos yra gana tokie taiklus. Ir visada man darė įspūdį, kad garbingiausia vietoje mano mylimo dėstytojo ir po to mūsų viso gyvenimo draugo Ciplijausko tapytas portretas ponios Julijos tikrai vienas iš nedaugelio, reiškia, tikrai labai gerų, nors Ciplijauskas garsėjo kaip portretistas ir jam buvo užsakyta universiteto jubiliejui padaryti pirmųjų rektorių Skarbos ir Batoro portretus ir daugelio žymių menininkių padarė. Truikių grupinis portretas yra fantastiškas. Bet ponios Julijos portretas irgi labai buvo meniškas. Tai tiesiog Julija gal ir turėjo iš ko mokytis, bet turėjo ir talento savyje.
Vidmanto čia pastaba apie Juozą Girnių, kad jis turėjo raštus leis spalvingomis knygomis po vieną su skambiais pavadinimais, buvo teisinga. Iš tikrųjų, mes čia daug kalbam apie Stasį Šalkauskį, bet užmirštam labai svarbų darbą, kurį Arūnas Sverdiolas padarė. Jis vis dėlto parengė ir mes turim visus Stasio Šalkauskio akademinius raštus. Tai yra fundamentalus darbas. Tik raštai tikrai sunkiai skaitomi. Ir jeigu dabar kolega Vytautas išleis disertaciją Šalkauskio su Čiurlionio iliustracijom, tuose raštuose Čiurlionio iliustracijų neliko, o vakaruose prancūziškas tekstas Šalkauskio ėjo su Čiurlionio iliustracijom. Čia va iš tikrųjų Vytautas yra teisus. Šalkauskiui rūpėjo pasauliui pristatyti Lietuvą su visais savo genijais, su visais savo talentais. Tai va mums labai svarbu būtų šiandien žinot, kad turim jau labai daug ką pasidarę. Bet kaip mokyklai atvers Stasį Šalkauskį. Meilės Lukšienės rašytosios bendrosios programos nemažai citavo Stasio Šalkauskio ir buvo. Kažkada teko dirbti jau nepriklausomybės jau vėlesniais laikais ir įrašėm į lietuvių literatūros programą tokias epochos asmenybės iškilęs. Ir ten buvo 20 amžiaus ir Stasys Šalkauskis, paskui ir Juozas Girnius, ir Algirdas Julius Greimas, ir Vytautas Kavolis. Dabar nebeliko, nes dabar yra Obama ir kiti autoriai, bet jau nebeliko nei Šalkauskio, nei Girniaus. Tai vad galima būtų pagalvoti, gal kaip nors galėtų sugrįžti dar Stasys Šalkauskis į mokyklinės programas. Mes neturim privalomos filosofijos. Ir tai blogai, prancūzai duoda savo vaikams privalomą filosofiją. Bendrojo lavinimo mokykloje mes neturime. Tai mėginom bent per literatūros pamokas, kad atrastų pagrindinės asmenybės Lietuvos jaunimas. Tai va čia būtų rimtas galvojimas. Ir dar labai prasmingai ši knyga yra pradedama įvadu Alvydo Jokubaičio, mūsų bičiulio. Alvydas Jokubaitis, gavęs Stasio Šalkauskio premiją, pasakė labai gražią kalbą, tokią labai konceptualią, kuo Stasys Šalkauskis yra aktualus. Ir ta kalba čia šitą knygą irgi puošia, nes labai glaustai Alvydas yra išdėstęs Stasio Šalkauskio aktualumą ir viena mintis, mano supratimu, čia irgi būtų pakartotina iš Alvydo, jai, pritart dera. Tai Stasio Šalkauskio gebėjimas siet valstybę, politinę bendruomenę ir tautos kultūrą. Valstybė be tautos kultūros yra tuščiavidurė. Ir iš tikrųjų šiandien, kai mes mėginam kurti savo valstybę be tautos kultūros labai dažnai, tai ir jaučiam, kad ta valstybė toks darinys, kuris tarsi svetimas, netrandam rakto į savo valstybę. Tai šita Stasio Šalkauskio pastanga vis dėlto pripildyti turinio valstybę yra labai svarbi. Sunku ką pridėti, aš manau, kad pagrindiniai akcentai buvo pasakyti. Viename savo veikalų Šalkauskis rašė apie maksimum ir minimum uždavinius, kad reikia turėti idealistinį planą visada, ką tu nori pasiekti dėliu atveju tolumoj, bet taip pat jį turint ten fone, turėti čia apčiuopiamus uždavinius, kuriuos čia ir dabar esamam sąlygom gali padaryti. Tai mums turbūt svarbiausias klausimas, jeigu jau čia susirinkom, yra Šalkauskis turi grįžti į Lietuvos valstybės, visuomenės gyvenimą, kultūrą, mokyklą, aš sakyčiau, gal pradėti nuo universitetų, kad jis atsidurtų ten kažkur, jeigu ne šalia Basanavičiaus, tai jam netoli už nugaros, tai būtų ta programa maksimum. Aš tikrai nežinau ir turbūt mes nežinom, kaip šiandien tą pasiekti. Gal pasieks kiti, kai mūsų čia nebus, bet programa minimum, aš tikiuosi nieko neapšmeišiu, nežinau pastarųjų metų situacijos, bet kai studijavau politikos mokslus Vilniaus universitete, ten iš pradžių nebuvo, o po to dėstytojo Algimanto Jankausko pastangų dėka atsirado lietuvių filosofijos kursas. Iki tol iš vis nedėstė. To kurso dėka mes šiek tiek pastudijavom Atseiną, bet Stasio Šalkauskio nestudijavom. Aš manau, kad ne kažin ką geriau yra šiandien ir Stasys Šalkauskis net ir socialinės pakraipos studentams nėra labai pažįstamas. Jo labiau moksleiviams nėra pažįstamas. Tai šiandien mes esam ten, jeigu ne nuliniai stadijoje, tai arti nulio Stasio Šalkauskio pažinime plačioje visuomenėje. Tai reikia atsiplėšti nuo žemės, žemiau nebėra kur ir pabandyti jį grąžinti mums visiems.
pirmiausia, mano didžiausia padėka visiems jums susirinkusiems, išklaususiems šitas mintis. Labai dėkinga visiems prelegentams už pabertas auksinės mintis, už naujas įžvalgas, už Stasio Šalkauskio įvertinimą. Ir mano būtų didžiausias noras, kad ateities kartos mūsų vaikai ir studentai pažintų Šalkauskio mokymo, jo pastangas, idėjas. Man jis yra labai jau artimas pasidaręs, aš su juo tiesiog bendrauju, jis labai jau savas. Nu ir kaip aš žiūriu, aš tik mano įsilavinimas visai ne tas, aš matematiką baigiau ir mačiau, kaip tie smetoniniai dėstytojai, turėdami platų ir ugdymo supratimą, ir asmenybės suvokimą kitą, kaip jie į mūsų meilę žiūrėjo. Pavyzdžiui, kaip tas Zigmas Žemaitis, sutikęs mūsų matematikės, nukeldavo kepurę, sako, matematikės eina. Ir pavyzdžiui, tas rektorius Jonas Kubilius irgi supratau, kad jis daug dalykų negali pasakyti, bet vis dėlto per tikimybių teorijos paskaitą įsprūdo lyg ir net. Sako, reikia mokslinį darbą dirbti ir jis pasakoja, kaip ten dirbti. Sako, kaip Šalkauskas parašė mokslinio darbo metodiką. Paskui, Petras Katilis irgi kažką bandė pasakoti, savotiškai mus per matematiką darydavo intarpus ir ugdė mus kaip asmenybės. Tai man labai norėtųsi, kad mūsų mokymosi programuose ir mokytojų asmenybėse būtų ugdymo gija, kad ta būtų gija pastoviai, kad ugdytų žmonės. Ir kaip? Aš gyvenime pati niekada negalvoju, kad aš rašysiu knygas, kad kažką. Bet va tas toks tų dėstytojų tarp eilučių sakymas ir tie kartais užkalbinimai, tas etiketas savotiškai tave įpareigoja ir tu išeini ir lieki skolingas. Po savęs privalai palikti kažką gražaus. Tai va norėčiau, kad tas mūsų ugdymas, dabartinis ugdymas, tegu į programas kažkokiu būdu įtraukė tą Šalkauskį. Juk Šalkauskas tai mūsų tautos savotiškas försteris, kad jis būtų, tai mano didžiausias troškimas ir noras. Mokykimės ir perduokim tą geranorišką ugdymo giją į ateitį. Ačiū Jums. Labai ačiū. Čia, manau, tinkamas akordas mūsų vakaro užbaigimui. Labai ačiū susirinkusiems ir dėkoju prelegentams. Manau, kad buvo turiningas vakaras ir tikiuosi jūsų nenuvylėme. Ačiū labai. Dabar dar kol kas nepabėkite, nes, kaip sakiau, dar yra svarbus akcentas, kuris Šalkauskių šeimoje ėjo iš metų į metus ir be jo joks renginys, joks susibūrimas nesibaigdavo. Tai dėl to visada buvo giedama psalmė ir dėl to vėl pakviesime folkloro ansamblį, kad išeitų į priekį ir sugiedotų psalmę. O kol jie ruošiasi ir ateina, aš dar norėsiu šiek tiek įsiterpti vėlgi literatūrinį intarpą, nes paskutiniais gyvenimo metais, paskutinę vasarą, Julius su Rytonė praleido Rytonės kaime. Ir ką jie darė? Jie mokėsi Mačernio eilėraščius. Ir eilėraštis, kuris buvo rastas pas Julių užrašų knygelį, aš jo matyt norėčiau dar su jumis pasidalinti. Gyvenimas tai geidžiamas apsigavimas. O kaip norėčiau padaryti į bekraštį ir juo keliauti, kaip amžinasis piligrimas ir niekad kelio pabaigos nerasti. Kaip gera jausti viltį, laimę ir paguodą, kaip išganingai netekus laukti ir kentėti. Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda. Gyvenimas naktis, bet jos skliautai žvaigždėti. Galbūt jisai iliuzija, kuri vaidenas, gal nieko čia nėra, tik taip sau rodos, bet nebūties pirminis taškas juodas, išplidęs kerinčiais vaizdais toks tyras menas, aš jį regiu ant savo sąmonės ekrano ir negaliu atsigerėti, o Dieve mano. Yeah.